Garbė Jėzui Kristai. Per amžius. Toliau tęsiam savo gyvenimo ir tikėjimo tikrovę ir esam įspūdingam įvykį. Dievo meilės apsireištime, kuris apsireiškia Jėzaus prisikėlimu. Ant to, kaip šventasis Paulius, kad sako, pastatytas visas mūsų tikėjimas. Jeigu Jėzus neprisikėlė, tuščias mūsų skelbimas, tuščias mūsų tikėjimas, žodžiu, nieko nėra. Kaip dabar paprastam žmogui, kuris yra įpratęs švęsti Velykas, kur jau ne vieną dešimtmetį galbūt švenčia ir yra įpratęs, Kalėdos Velykos, taip kaip metai apsisuka. Kaip iš naujo išgyventi šitą įvykį? Kaip įsigilinti jį? Nes mes priprantam prie pasakojimų. Jėzus prisikėlė, čia yra kažkokios tradicijos ir visa kita. O staiga suvokti ir suprasti, kad tik tai šito įvykio dėka mes turim amžinybę. Mes esam kviečiami iš tikrųjų naujai pamatyti ir įsigilinti į Tėvo didžiulę meilę, kuri pasireiškia kryžiaus slėpiny, kuris baigėsi prisikėlimu. Tai pirmiausia, tu pagalvot, kur pirmiausia problema. Kur problema? Švenčia žmogus, švenčia. Apsipratime. Priimam kažkokias, tai sakykim, tradiciją, žinom, kad, tarkim, Velykų proga tikrai į maldos namus pajudės šiek tiek daugiau žmonių ir tie, kurie turbūt kasdien ir nesimeldžia, ir kas sekmadienį neina į bažnyčią. Ir netgi jų širdėse bus kažkoks tai kaip ir troškimas, kaip ir noras, kaip ir siekimas kažko ir tuo pat metu ir lieka tas tikėjimas toks kažkoks tai. Čia manyčiau, kas yra. Mūsų laikmetis kuo serga iš tikrųjų. Serga abejingumu viskam, serga abejingumu žmogaus būčiai, serga iš tikrųjų tokio hedonizmu, tai yra naudojimu, kas man patogu, čia ir dabar, labai malonu. Ir tokiu būdu, kas pasidaro, čia galim žiūrėti ir iš tikėjimo taško, ir šiaip iš vertybinio, ir ne iš psichologinio taško, ir pradingsta galvojimas apie patį žmogaus gyvenimą, ir dingsta galvojimas apie taip pat mirtį ir amžinai gyvenimą. Žodžiu, šiandienis žmogus yra toks, anot Ericho Fromo galėtume kalbėti, kad labai didelis narcisizmas. Ir tiesiog susitelkia tik į save ir savo egoistinių poreikių tenkinimą. Ir tie egoistiniai poreikiai dažnai tokie, kaip anksčiau mėgdavo, tokia, sakysim, ir filosofija galbūt net kažkiek tai kalbėti, kad tiesiog apie tokį primityvų buvimą, kalbėjimas. Tai galėtume neišsigąsti to, bet pripažinimo, bet kad vis dėlto, nors mes čia technologijų laikmetis ir visa kita, bet būties prasme, būties suvokimo prasme, taip gal reiktų sakyti, tai šiandieninis žmogus iš tikrųjų yra tapęs savotiškai primityvų. Nes neskiria, kas yra būtis, kas aš esu, kam aš reikalingas, kas čia vyksta ir būtis, nebūtis, žodžiu. Net turbūt sudėtingas su daug ko kalbėti tokiam kategorijom, gal nesakau, kad su visais, bet nemažai žmonių, kurie net neoperuoja tokiam kategorijom, kad štai būtis, nebūtis, tiesiog, gyvenu kaip gyvenasi ir viskas, diena iš dienos. Patogiai, nepatogiai, pavalgiau, žodžiu, pasigydžiau kažkiek tai ir numirė kažkas palaidom ir toliau neva kažkas tai tokia rutina, kuri kažkodėl ją reikia tęsti arba atsibosta tęsti neretai. Ir tokiu būdu tiesiog tokia pilkumoje galėtume kalbėti apie tą dvasinį tokį pilkumą arba kaip kalbėjo filosofai kalba, tai apie tą savotiškai tokį egzistencinį nihilizmą arba entropija, tokia vadinama dvasinė entropija, kad tiesiog viskas išskysta, viskas pasidaro, nėra nei potencijos, nei akto. Reiškia, jeigu žiūrėti filosofiškai, nėra potencija, yra aktas, reiškia įsipildymas, reiškia, nei čia potencijos yra kažką tai daryti, nei akto. Tiesiog toks yra vėlimasis ant šitos žemės, labai siaurai matant save. Taip, kad ir tada ką švęsti, kokias Velykas švęsti, kokį čia prisikėlimą švęsti, kai tiesiog nėra to žvilgsnio į anapusybę, į tokio. Ir jeigu žmogus jaučiasi taip, metaforiškai kalbant, žemės kirminėlių, kuris
ropinėja kažkokius darbelius daro, tas gyvenimas pakankamai greitai jis praeina, vaikystė greitai praeina, jaunystė praeina, ten branda praeina, ar ne, ir tik tai kartais jau sulaukus antros gyvenimo pusės iškyla tie klausimai, o kaip aš gyvenu, ko aš noriu, ko aš trokštu. Jeigu iškyla šitie dalykai. Ir staiga, vėl mus pasitinka velykinis įvykis, Jėzaus prisikėlimas, kuris visiškai kitoks yra negu kitų religijų atsakymas, ar ne? Ir čia kalbantis apie amžinybę, apie tėvo meilę, apie tą pakvietimą. Ir vienas iš tokių svarbių dalykų, kai žmogus gyvena į savo tą gyvenimą, ten, tarkim, tegul gyvena jis pagal savo sąžinę, kažkaip tai, ne taip kažkaip labai destruktyviai, jis sako, kam man to prisikėlimo reikia? Mirsiu ir mirsiu, o kaip ten bus, te pasiunta, žinai. Tai galėtume kalbėti apie tam tikrą nusivylimą ir nuovargį iš tikrųjų. Irgi egzistencialistai apie tą kalbėjo, bet dar, reiškia, tiesiog net toks šleikštulį, reiškia, kalbėjo apie jo. Jeigu Sartrą žiūrėsime, jo, tai net ir kalba apie tas nusivylimas, gyvenimo šleikštulys, bodesys. Jeigu dvasiniai plotmėje, tai bodesys tai kas yra akedijos dvasia, iš tikrųjų, tai piktosios dvasios veikimas. Tai galėtume kalbėti apie tai, kad šios laikmečio žmogus, ko gero, net drastiškai taip galėtume sakyti, kad daugeliu prasmių yra piktosios dvasios apgautas ir pavergtas. Ir taip, bet paimkim dabartinę tikrovę. Ką tik baigėsi COVIDas, šiek tiek anksčiau, ar nereiškia, bet irgi nuovargis didžiulis, įtampos didžiulės, karas, kurio, reiškia, buvimas labai arti yra, ar ne, vėl. Ir tai jau tęsiasi porą metų, ar ne, tas nuovargis, stresas, jis iš tikrųjų, net nežinau, ar galima vartoti tą žodį, glušina mus iš vidaus, ar ne? Kada jau spaudžia, slegia ir kažkokiu būdu, ir staiga netgi ir tas Jėzaus prisikėlimo įvykis, kuris atrodytų, kaip dabar jam neleisti, kad mūsų ta psichologija arba mūsų dabartinės savijautos arba būsenos jos neužspaustų, kažkaip nesurakintų arba neįneštų nuovargio, nes juk būtent šitas įvykis yra tas, kuris išlaisvino daugelį žmonių, ar ne? Jeigu žiūrėsim tuos pirmosius krikščionis, jie buvo žymiai blogesnėse sąlygose, jie buvo persekiojami, buvo apiplėšti, dalis vadinkim artimųjų šeimos narių netgi nužudyti ir taip toliau, ir tuo pat metu tas tikėjimo giedrumas, jis buvo gyvas. Taip, kas yra Velykos? Velykos yra išsipildymas iš tikrųjų. Jeigu mes žiūrėtume, tai Seno testamento kalba, tai yra perėjimas, ne? Bet šiaip iš esmės yra pilnutinis išsipildymas, nes Dievas ką pažadėjo, tą jis pilnai ir išpildė. O ką pažadėjo? Reiškia, pažadėjo iš tikrųjų save, sandarą, tokią sandorą, kuris sugrąžina žmogų, patį žmogų sugrąžina Dievui. Iš tikrųjų, žmogus yra iš tikrųjų, taip sakant, būnantis, kaip tas pirmasis Adomas, tai dar dabar tobulesnėme būvyje, yra vienybėje su Dievu. Tuo tarpu mes gyvenam, dabar galim sakyti, kad štai dabar kiek išminėjai tokių visokiausių problemų, slegiančių, tokių net ne kaip problemų, bet aplinkybių, kurios mus slegia, vagia viltį, vagia ateities tam tikrą perspektyvą, iš tikrųjų realiai vagia, nes jeigu dabar, kad ir Lietuvoje, sakysim, kalbam apie karo grėsmę, bus, nebus, čia taip panaip, čia. Ir ne tik yra, pavyzdžiui, sakykim, ar ne demografinė problema, yra netgi, paimkim dar tokia artimesnė, ar ne, kas nutiks su mokytojais, kas mokys vaikus, ir kas taip toliau, gydys, kas gydys ir taip toliau. Tai čia yra tokių, kaip čia pasakyti, ranka pasiekiamų 5-10 metų ir mes turėsim, kaip iššūkius, su kuriais tikrai susidursim. Tai ir kiti net kalba, žiūrėk, neverta vaikus gimdyti, nes tokios aplinkybės atrodytų, kad jau čia yra pasaulio pabaiga. Tai tokios nuotaikos, tos nuotaikos iš kažkurios kyla nuotaikos iš kur, iš tam tikro pažinimo ir suvokimo. Tai visame tame, ko labiausiai stinga, jeigu tai paprastai pasakius, vis dėlto stinga tikėjimo dėmens. O kas yra tikėjimo dėmuo? Tikėjimo dėmuo taip iš mūsų yra savotiškai pavogtas per daugelį dalykų, per ateistinį laikotarpį ir toliau iš mūsų vagia įvairios ideologijos, mokymai, pasaulio dvasia. Tai yra asmeninio santykio su Dievu nebuvimas, matymas, kad štai Dievas į mane žvelgia asmeniškai, kad aš esu nes kažkokia tai būtis, kurių taip savo,
Iš tikrųjų mes tai aišku tik tai dulkelės esame, vis dėlto tokios dulkelės, į kurias Dievas žvelgia asmeniškai. Tai tas nebuvimas to tiesiog savivertės, galėtume sakyti, vertės, bet ne bet kokios vertės, o tos, kurie ateina iš Dievo, tai tiesiog padaro, kad mes nuliūstam, viskas mus slegia, žodžiu, gali tada tas piktasis kaip ant pianino groti ant mūsų jausmų. Visokius maršus. Ne, visokius maršus ir ne maršus, ir liūdnus, makabriškus maršus groti. Ir va taip yra. Ir ant visos žmonijos, kadangi, žiūrėkime, reiškia tas tikėjimo iš vis svoris visur visuomenėje. Mūsų, imkim kiekvienas pats save, asmenį, mūsų psichikoje, mūsų supratime, mūsų sąmonėje, tikėjimo dėmuo praškai susitraukęs iki minimumo. Ir viso visuomenė tas pats yra susitraukęs iki minimumo. Ir todėl, kai Velykos ateina, tai ką, tradicinė šventė kažkokia tai, bet tai nėra būties šventė, iš tikrųjų tai yra būties šventimas, kai Dievas pats atsako į mūsų būties tragizmą. Pats atsako ir kalbėdamas apie prisikėlimą, apie amžinį gyvenimą ir kalba pačiu savimi. Ir kalba apie ne tik savo prisikėlimą, bet kalba apie mūsų prisikėlimą, kad mes būsime prikelti amžinajam gyvenimui. Taigi tas dėmuo, tikėjimas iš amžinojo gyvenimus kažkur tai visiškai yra išskydęs ir reikia prisipažinti ir neteikiantis mums džiaugsmo. Nes mes apie jį praktiškai ir nemastom. Mastom visai apie kitus, apie žemės dalykus, o ką sako Šventas raštas, kaip sako Jėzus. Sako, žemiškė, ne, kas žemiškas, tai kur jisai ten ir ta žemė ir tūno, reiškia, o kas iš dangaus, iš Dievo žvelgia, tai buvojo kitų buvimų. Tai va, tai ką reikia prašyti išgydymo, iš tikrųjų, reikia mūsų prašyti dvasios išgydymo, psichikos išgydymo, pažinimo išgydymo, iš tikrųjų, tų pagrindinių dorybių, tikėjimo, vilties ir meilės, nes dabar ir sergam visi tikėjimo, vilties ir meilės, nėra, reiškia, tai sergam baisę netikėjimo ligą. Ir to pasiekmes yra visi mūsų sutrikimai. Iš tikrųjų, net labai įdomu, jeigu taip, sakysim, net ir kalbant apie psichologinius dalykus, sako, kas yra neurozė, tikėjimo, iš esmės gilumoje. Tikėjimo, reiškia, dalykas, kokio tikėjimo, kad tu patiki to, ko nėra, tai yra blogais dalykais, ne? Ateitim bloga ir nepatiki to, kas yra gera. Šitas sutrikęs santykis tarp to, kas yra realu ir to, kas nerealu. Tai visi tam tokiam gyvenam tokiam sutrikime ir Dievas mums siūlo realybę, bet nes tos realybės dėl įvairių priežasčių, dėl nuodėmės, dėl netikėjimo, dėl nuodėmės, dėl auklėjimo, tiesiog šiandieną nepajėgiame priimti. Ir ką daryti? Nežinau, vienas iš tokių dalykų, kuris, tarkim, per Velykas yra be galo svarbus, yra pripažinti, kad tai, ką pats įžodinai, kad tikėjimas yra mažas ir jo įtaka mano pasaulėžiūroj yra labai maža. Kad reiškia, kad tai amžinybės perspektyva nedžiugina. Ir jeigu paimam dabartinius, sakykim, laikus, ar ne, mes pamatom, kad amžinybės perspektyva netgi laidotuvėse, ar ne, tiesioginiam susitikime su mirtimi, ar ne, reiškia, gana daugelį pakankamai ženklus skaičių žmonių, ypatingai kai kalbam su tai žmonėmis, kurie patarnauja jiems, maldos laikas yra gerokai susitraukęs. Kai kurie žmonės yra linkę leisti paprastą kažkokią klasikinę muziką, leisti kažkokius reiškia nuotraukas, kas nėra blogai. Bet tokiu būdu pašalinti bet kokią maldą kaip tokią, ar ne? Nes vis tiek mes, mirtis tai yra ta vieta, kur aš turiu atsakyti, kaip ir bet kuris. Tikiu prisikėlimu ar netikiu. Viskas. Taip. Žodžiu, gyvenam, jeigu tai paėmus, vos negalėtume sakyti totalios bedevystės laikais ir ta bedevystė mūsų yra stipriai palietusi visus. Ir palietus tokių depresijos, liūdesio, tokių ženklų, viskas atrodo prislėgta. Nors atrodytų, kad ir pramogų daug, ir kažkokių užsiėmimų daug, ir galimybių labai daug važiuoti, džiaugtis, ir taip toliau. Bet, štai pasirodo, kai susidurėm su būties problema. Arba kitas dalykas, labai daug dar savi apgaulės, nes dėl prasmės, kaip man gyventi prasmingą gyvenimą. Tai
daugelis suteikia prasme tiem dalykam, kurie neturi šiaip jokios išliekančios prasmės. Tai anksčiau ir vėliau išlenda tie dalykai, kad štai pragyvenau, dėl kažko tai grūmiausi, prestižo, ten garbės, pinigų ir taip toliau. Ir paskui ateina momentas, jeigu jis ateina, daug dievė, kad štai viskas subyra tas kortų namelis. Na tai va, tai iškai pripažinimas turėtų toks būti, kad štai esame iš tikrųjų tokiam sunkiame laikmetyje, galėtume sakyti. Ir kai nevertybės įgauna tarsi kvabutėse vertybės, sakysime, ten kažkokį tai svorį, neva, tai kai žiūrėk ten. Abortai, Prancūzija, pavyzdžiui, net į konstituciją įtraukti yra, tai galimybė žudyti, galimybė žudyti, tarsi vertybė, galimybė keisti ten lytį, tarsi vertybė. Bet iš tikrųjų būti savimi, ir būti pagal Dievo planą, nebe vertybė. Tai matom, apversta tą vertybių tokį pasaulį, fantasmagorišką tokį, tai iš tikrųjų šėtono tyčiojimąsi iš žmonių. Tai kaip tam atsispirti? Tai tam atsispirti reikia žinoti, kad pirmiausia, jeigu suprantu, kad štai kažkas vyksta ne taip, tai klausti, kaip man būti, ir Velykosios taip staiga galbūt nepradės man kalbėti, kol aš nesuprasiu, kad štai Dieve, tu esi gelbėtojas. Čia galėtume tokią analogiją, pritaikyti, sakysime, iš anoniminių alkoholikų, iš anoniminių narkomanų, iš anoniminių lošėjų, tiesiog iš žmonių, kurie turėjo stiprių priklausomybę arba buvo patekę kažkokias rimtas bėdas, ligas ir staiga praregi, kad Dieve, viską padariau, niekaip negaliu išsikapstyti iš tų bėdų, tik tai staiga tu mane paimi ir ištrauki. Tai va. Tai šitas patirtis tiem žmonėms, jiems nušviečia kelią, tai šiaip turėtų kiekvienam nušviesti, nes mes visi esam bėdoje. Mes visi priklausomi nuo kažko, tai tikrosios laisvės nėra. Ir tik tai tu, Dieve, gali mane išlaisvinti. Tai. Ir būtinai prisiminti netgi tokį dalyką, kad nesvarbu, kad galbūt esu sveikas arba jaunas, bet ateis laikas ir, kaip liaudės, kad sako, saulės amžiaus negyvensiu, mirtis tikrai ateis. Garantuotai ateis. Tik klausimas yra toks, kad ar aš noriu pasiruošti tai mirčiai, nes vėl vienas iš tų momentų, kuris užtušuoja prisikėlimo įvykį kaip tokį, tai yra bandymas maskuoti tą mirtį. Juk, pavyzdžiui, tarkim, ar ne, visi puikiai žinom, kad anksčiau, jeigu kažkur tai būdavo ar laidotuvės, ar dar kas nors pastoviai būdavo, tai kokios nors triūbos, ar kažkokios tai maldos, ar dar kas nors, o dabar tarsi yra bandoma nušalinti ir netgi kai kada galima netgi pastebėti, kad netgi vaikų niekas nebepakviečia į laidotuvės kaip tokias. Tai atseit traumuoja. Bet čia, matai, čia, kaip sakyti, šventas raštas, kas sako, reiškia, kad sako, paskutiniais laikais labai įsigalės neteisybė ir daugelio meilė atšals. Ką reiškia neteisybė? Tai reiškia iš tikrųjų egoizmo dominavimą. Tai reiškia labai galim pastebėti, kad visur dominuoja egoizmas. Ir man patogu, nepatogu, žodžiu, aš centras, toks nėra to tokio giluminio pamatymo, kad aš esu pasaulio dalis, kad pasaulis yra platesnis, pasaulis Dievo duotas. Kiek čia yra gražių dalykų, kad galėtume nustebti, sakysime, tą pačią gamtą pasižiūrėti, nes gamta, kad kalbėtų. Nes mes dabar čia šnekam, iš tikrųjų, realiai visa Žemė tai skrenda kosmoso platybėse, kur milijardai šviesmečių yra, kur didžiuliai greičiai, jau makro kosmosas yra, kur dabar mes čia nematom, bet pilna ir visokių virusų, ir bakterijų, ir dar ten visokių gyvybės formų pilna čia mumyse. Mes čia dulėjam, po su laiku. Tai taip, kad čia labai tas platesnis toks požiūris, kadangi egoizmas ką padarė, reikia skubėti, reikia labai primityviai, tiesiog tik tai pinigas ir malonumas. Žodžiu, nėra rimto santykio nei su pasauliu, nei su Dievu, nei su savimi pačiu, tai tie dalykai mums neleidžia plačiau pamatyti ir pasižiūrėti viešpatį Jėzų, kad ką tai Jėzus atnešė. Jėzus atnešė peržengimą tiesiog. Kaip jau minėjau, atbaigimą žmogaus, kuris yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, tai laisvą nuo nuodėmės. Tai, šitas dalykas dabar mes, laisvą nuo nuodėmės, daugelis mūsų stengiasi šiandien pataikauti nuodėmė ir pasaulio dabar ta vykstanti kultūra, negi pataikauja nuodėmiai. Absoliučiai, ne Dievui pataikauja, bet nuodėmiai. Reiškia, kad tau būtų malonu, reiškia, tvarkoj, nuodėmės visos galimos, žodžiu, tik tai tiek, kad visas internetas, ne visas, bet labai daug visko ten, ir labai daug taip pat pataikavimo nuodėmė. Kokia, godumai, gašlybei, puikybei, žodžiu, kiekvienam pagal polinkius
pilna, reiškia, nuodėmės tenkinimo priemonių. Tai, o kovos elementų, kad štai aš Dieve renkuosi tave, ir gal ne viskas taip patogu, bet aš tai eisiu su tavimi vardan savo amžino gyvenimo, tai nėra tokios angažavimas. Tai vėlgi. Jeigu dabar pabandytumėm atskirti du dalykus. Pirma, kad jeigu žmogus pažįsta Jėzų Kristų ir išpažįsta jį, ir jeigu jaučia, kad jis ten apsivėlė tas Velykų šventimas ar dar kas nors, viskas aišku. Kreiptis į Dievą, kalbėtis, prašyk ir Dievas suteiks malonę. Bet jeigu žmogus, tarkim, ar ne, tik pradeda savo tikėjimą, ieškojimus kitus dalykus, tai Velykos galima būtų sakyti, kad tai yra tiesiog bandymas surasti, atpažinti tą troštimą, norą gyventi amžinai. Giliai širdį vis tiek mes norim, kaip žmonės, tarkim, net jeigu netikintis, ar ne, o nenoriu, kad su mirtim viskas pasibaigtų, nes tai totali beprasmybė. Visiškas krachas yra. Aš noriu kažkokiu būdu, kad, tarkim, ar ne, kad ar atmintis liktų, ar dar kažkas, kažkoks tai tas troštimas ir veržimas į amžinybę, vis tiek jis yra. Jis yra, tik tai kiek jis yra suvoktas, nes matai, kai bolševikai būdavo, marksizmo atstovai, tai sakydavo, pasiliksi geruose darbuose, pasiliksiu ten, čia toks, aiškiai, vaikuose, anūkuose, tokia, žinai, laikinumu pagrįsti, nes ta grandinė, tai kiek tu betęsi grandinė turi turėti kažkada pabaigą, tai čia tokie netikri dalykai, tikras dalykas yra tai, kad mes atsistojom prieš begalinį Dievą, prieš amžinybę. Ir asmeniškai, ne šiaip savo, kad ištirpsti kažkur tai. Ir patikėti, kad Dievas man turi planą, aš esu prasmingas šitame buvime, kad tame yra kažkokia prasmė, tiesiog pagalvoti, kad laikas bėga ir kad aš turiu suvokti tos prasmės, tiesiog tą, dydį, kaip čia pasakyti, pačią prasmę, įsigilinti ją. Kad vien tik tai rytas, vakaras, darbas, poilsis, kažkokia tai malonumai, ten atrakcijos, tai čia nėra tikrasis gyvenimas. Tikrasis gyvenimas yra santykis su Dievu ir kad aš kasdienybę atlieku tiesiog, esu pašauktas tam tikrai dvasiniai kovai, tam tikram kryžiaus nešimui ir tai suteikia prasmę. Tai, o to kryžiaus ne visą laiką noris ar visai nesinori. Tai už tai savęs neapgaudinėti, kad gyvenimas yra lengvas. Jis nėra lengvas. Tai. Ir Jėzau, tu esi man atsakymas, kuris rodo šviesą, galutinė šviesa iš tikrųjų šitame nelengvam gyvenimo kelyje, kuriame reikia pakankamai daug pasidarbuoti. Kai ateina šventės, vienas iš tų šventimo momentų yra linkėjimai. 2024 metais per Velykas iš savo gyvenimo ir savo kunigystės patirties pats palinkėtum mums patiems ir žinoma ir klausytojams ko. Nes kalba eina apie tai, kad, taip, teologija kalba apie tai, kas tai yra. Mes gyvenam tam tikram istoriniam lietuviškam kontekste ir dabartinis, reiškia, pasaulis, jis suteikia tam tikrus iššūkius. Linkėjimas yra, noriu, kad būtų. Taip, linkėčiau, tikrai konkrečiai labai ko, tiesiog išgyventi Dievo meilę, Dievo artumą, kiekvienam asmeniškai ir bendruomeniškai, nes tai yra pats pagrindinis dalykas, kuriam mes ir esam pašaukti. Ir tai pats svarbiausias dalykas - išgyventi Dievę tave, kad tu esi tikras. Jeigu tu tau malonė leis ir kad net ir čia šiame pasaulyje šiek tiek kažkokios taip patirti tave, tiesiog taip galima pasakyti, pažinti tave, pamilti tave, nes tame yra didžiausia prasmė, nes visa kita yra laikina ir visa kita praeina. Kai pažinsi Viešpatį, tai pasaulis nušvis kitom visai spalvomis tada. Ir galbūt tada skausmas nebus toks, ten, sakysim, kažkoks įžeidimas ne toks svarbus, ir praradimai, ir nuostoliai nebus tokie svarbus, bet atsiras visai kiti dalykai. Kitos proporcijos gal atsiras, nes kaip pats ir paminėjai, ar ne, reiškia tas užsiakcentavimas, kad visas gyvenimas yra čia, tada visos smulkmenos yra reikšmingos. Jeigu yra amžinybė, tai visa tai yra iš tikrųjų netiek reikšminga. Taip, bet nelengvai per tą gyvenimą, yra daug kančios, labai daug kantrybės reikia ir taigi Dieve tiesiog išliek šventą dvasią, kad pažintume tave, savo pašaukimą, ir turėtume ištvermės kantrybės, kaip Jėzus sakė, savo ištvermę išsaugosit savo gyvybę, tai kad tiesiog ir prisikėlimo džiaugsmo būtinai. Taip.
Nes vis tiek, kaip ten bebūtų, juk tas tridienis, kuris yra be galo svarbus mūsų tikėjimui ir kurį švenčiam, vis tik yra vainikuojamas turėtų būti vainikuojamas to džiaugsmo. Tai duok Dieve tikro dvasinio džiaugsmo pažįstant tave ir savąjį pašaukimą. Amen. Amen.